tikrųjų buvom labai nedaug stipresni, kaip matot, rezultatas viską sako. Bet manau, kad iš tikrųjų gal šiek tiek daugiau azarto, daugiau jaunatviško ryžto turėjom, nes labai pravertė mūsų toks, sakykime, agresyvus žaidimas tiek puolime, gal net ir ginantis buvo labai daug ryžto ir vyrai kovės iš paskutiniųjų. Tai manau, kad nemeistriškumas lėmė, nes komandos tikrai lygios ir geros. Sakyčiau, labai sunkios rungtynės. Man atrodo, kad lūžis vyko trečio kėlinio vidury, kai mes atitrūkom 10 berods ar daugiau taškų, neatsimenu dabar. Ir jiem pavyko kelis kartus sumažinti persvarą, bet mes vėl toliau gerai sužaisdavom ir atsiplėšę visas rungtynės baigiant. Tai, kad paskutinę sekundę tritaškių praleidom, rezultatas neatspindi. Sezonas buvo, tiesa pasakius, tik antras mūsų komandai. Labai balsą praregiau, tai šiek tiek stringa komentarai, bet iš esmės sezonas buvo geras. Pasidomidom aukso medaliais, tai viską pasako. Aišku, sezonas buvo netolygus ir banguotas, nes buvo traumų, buvo įvairių kitų priežasčių, dėl ko mes galbūt nesusirinkdavom ir žaidimas strikdavo, bet toj sezono pabaigą tapom kaip ir komanda. Buvo atkaklios rungtynės ir taip jau gavosi, kad stipresni šį kartą buvo patiekalai lietuviški. Sveikinu, geras finalas. Jie kaip ir nusipelnė. Sezono metu būna nepilnos sudėtys. Tiek pas mumis, tiek pas juos. Aš, pavyzdžiui, su jais nei vienos rungtynės nežaidžiau. Nežinau, kas pas juos žaidė. Finalas stengiasi susirinkti visas sudėtis ir pasirodo tikras veidas. Šiaip jie yra ženkliai jaunesni, tą išnaudojo visų rungtynių metu, laikė didelį tempą. Tai įdomus finalas, gaila, kad pralošėm, sveikinu lietuviškus patiekalus. Aš manau, trečiam kėliny padarėm daug greitų atakų, daug kamuolių perėmėm. Nerijus Gurskas labai greitai užbėgo į puolimą, visą žaidimą dar trečiam kėlinį pasidarėm persvarą, o ketvirtam kėlinį faktiškai reikėjo išlaikyti. Įkrito keli tritaškiai, mūsų Vaičiūnas snaiperis rankelė, sumetė daug tritaškių, manau, palūžo varžovai jau ketvirto kėlinio antrą pusę jau buvo viskas aišku. Su keliais komandos draugais šiandien buvom šnekėję prieš rungtynės, taip prieš važiuojant čia, tai abejojom savo jėgom iš tikrųjų, nes pusfinalį pralošėm Policijai ir kažkaip visi palūžę tokie atrodė, nes lygiai kovomis buvo sunkios visos 3 varžybos, tai nežinojom, ko tikėtis, nebuvom susitikę su šita komanda ir nežinojom, ko tikėtis iš tikrųjų.